Ko gražvėt, galvoju, čia reikia sustoti į intro nufilmuoti. Bišk per daug, sustojau šalikėlį, bet šitą žmonės padėdėjau. Geri Lietuvotėj žmonės. Varom. Gaučiu. O, ką gera. Ačiū labai. Nedarau, aš jokių vartų kažko maišo. Ne. A vartus kažkas dar panašus į mane? Ai, ne, vartus nedarau aš. Bet ačiū dar kartą. Taigi. Gerą, bandom iš naujo dabar, kaip turėjai visą atrodyti. O, labą dieną, seniai besimatiems, sveikinu jumis naujas metas, mielą malonu. Ko aš čia sugalvoju šiandien? Žodžiu, praeitus metus keliavau po egzotinis visoks tolimas šalis, tikrai ten neįprastas, vyva jau, tikrai ne kiekvienas po tokį šalis keliaujant, sakykime. Ir galvoju, ar mūsų to Lietuvėlėje nėra kažkokių gražių vietų, katras irgi čia gali nuvažiuoti ir aplankyti, pasigražyti, pasidžiaugti, pasimėgauti. Nu, yra, bet aš nežinau, kur toks veids rondas. Tai tiesiog važiausiu ten, kur man leip žmonės. Tai žodžiu, startuoju telšius, ten telšė, o kur šį vakarą atsidorsiu, nežinau. 2-3 dienas tepo po Lietuvą kažkur pakeliausiu, mėguosiu mašino. Tik neatsidarba kažin, parodys per čia. Nu žodžiu, įsimečiau čiužinį, kaldrų, adialų visokių ir bandysiu mėguoti. Aš to mašinoje esu mėgojęs jau 5 kartus, bet dar nei kartą neteko to daryti prie -11. Tai jo, toks tokelis, varom užsipilsam degalų ir į kelią. Gera, tai kaip ir sakiau, kur keliausiu nuspręs žmonės. Įdomus konceptas, čia būtų įdomi gal kiek kartų padaryti, kad belė kur gali žmogus sakyti, ten pažiūrėjau. Nu, važiauk, Luka, skrisk į Braziliją ir nusipirk bilietus, kitą dieną į skrendį. Būtų žiauriai keita, bet šį kartą apsiribokėm ties Lietuvą. Tai prieis prie žmogaus ir sakysiu, kur važiuojat mane? Ir pasak, važiauk, Luka, į Šalčininkus, kitiem Lietuvos gali. Ir tur važiuojat. Tai va, kažkas tuokė ir, nu ko, pakalbinam žmogų kažkokią netada. O man atrodo, reikia tą ton mačyti pašnekinti. Ai, pabėga. Labdien. Atsiprašau, gali pašnekinti biškį? Nelabai. Nenorat, ne? Gera. Ne, aš jau žinau, kad šitie bus Lietuvo, bet kiekvis bei kamerų ir pačiam nejaukia. Ir tai čia tikrai bus vien dėl to sudėtinga, bet nu niek bandom. Ei, palauk. Iki Kauno 200 km. Važiuojame Kauną. Sustojau degalinį. Šiaip, kaip sakė, kad važiauk į Kauną, biškai apsidžiaugiau, nes iš tikrųjų nes tur ten nedadarytų reikalų. Tokių kap perdauti savo lauktuvis žygiau, jeigu atsimenat. Žygis! Žygis! Žygį. Žodžiu, man parašė žygiaus tėtis. Žygiaus sekmadės bus 8 metai, o tai žygį sveikinu tave savo dėlį. Gimtadienį, pasakė tėti, lokas tėti, pilų keliais. Iš savo santaupų prisidėjai. Šitą žygį. Tai žygį, kuo norėtum lauktuvių iš Pakistaną, aš tarp pabrėžu ir dar prieš netikinamų. Pikus Lietuvoje, bet paskutinį 300 km buvau nuvažiavau, kad visiškai Ką jis man padarė?
Tai va, žygis kaip tik yra iš Kauno, aš važiuoju į Kauną, tai reikia nam perduoti ton kepurioką, kad Roną šanam iš Pakistano parvežiau. Toks va. Reiks susitarti dėl susitikėjimų dabar. Nekel. Skambin. Klausau? Labas, Lukai. Aš norėjau apsimesti kūno kultūros mokytoju ir sakyti, kad žygis simuliuoja ar kažką tokio, bet žinot, ne jau kas skambina. Neišėjau. Gerai, viskas tvarkoj. Būtų laiko. Aha. Iki pasimatymo tada, susitiksime neužilgo. Iki. Žiū. Aš Kaunį. Ta prasme, aš turiu kepurioką lauktuvių, bet kepurioką biškai galvoju mažą, reikia kažko dar papildomą prie to, tai saldainio kažko, paskui mama sako, renk žygs dabar kinderiaus surprizus tus ir ten yra figūrėlis kažkokis, nebeatsimenu dabar kokis, bet buvau Maksimo, buvau iki ir dar trečio parduotuvėje ir nikur neradau, ko reikia, tai paėmiau kažkokius su dinozauras. Gal su eis. Tai va, tokius lauktojus. O, labas žygis, kanta. Pala per slinks, negali pala įeisime. Tai ateikit tada. Labas. Labas. Kaip gyveni? Gerai. Gerai, ne viskas. Yra, kad labai laukia vaikas. Rimtai? Žyg. Man tėvas sakė, kad tu norėjai kepuriuką pakistanietišką. Tai čia yra pakistanietiškas kepuriukas, labai dar biškis saldai. Ačiū. Prašau. Jo, čia priekis. Gerai atrodo, eik savo. Tai tiks, bet kas. Va. Gerai, sėskis, kur tau patogu. Va, ne tik Pakistane kavos kviečia mane. Nu, Liuks. tai aš tau ir pietų siūlau, nenorit? Jo, užteks kavos ir taip čia super jau viskas. Aš noriu vieną dalyką irgi dar paklausti žygio. Dabar aš važiuoju ten, kur man žmonės liepia. Tai dabar telšiuosi prie žmogaus, sakau, kur man važiuoti, kur man keliauti. Sako, važiuok į Kauną. Tai dabar aš esu Kaune, ne, tai man reikia tiksliau biški. Kur Kauno ribose, gal ir šiek tiek už Kauno, gal pačiam Kaune. Ką paveikti, ką pamatyti, ką čia gražaus. Ai, tu nori dabar Kaune ar iš Kauno tą Dabar pasakyt? Kaune gal kažką jo. Kaune ką, ne? Nu tai į mokslo salą, taigi naujai atidaryta. O kas čia per daiktas yra? Mokslo sala? Jo, kas tai jau nežinau. Rimtai? Jo. Į mokslo salą gal teko kada būti Varšuvoje Koperniko muziejuje? Buvau jo. Tai kažkas panašaus. Kažkas panašaus, tik mažesnis variantas. Ok, jau čia apsistokim ties mokslo sala. Ade? Jo, jau čia varau tenai tada. Gerai. Iki. Ačiū dar kartą. Malonu susipažint. Man irgi. Bye. Miela, malonu, faina, patiek. Gerai, važiuoju ten, kur liepia žmonės. Žmonės man dabar liepia važiuoti į mokslo salą. Tai ten yra mokslo ir inovacijų centras kažkoks, tai turėtų būti visokių interaktyvių žaidimų, eksperimentų. Šiaip man patinka toks veids. Visai jos excited. Oho. Labdien. Bilietą vieną. Nu, tikriausiai jo. 17 eurų. Kortelė jo. Gerai. Ačiū labai. Šičia. Bet tai kaip čia keita padaryta. Wow. Kaip čia vienas aš pats tas. Ar tavo rankos švarios? Nuspėčiau, kad ne. Aš nevalau. Žiūrėk, čia geras, eik savo. Gali palenktyniauti su savim. Šiandien kažkas greičiausiai atbėga per 1,5. Nu, būt fainė pagerinti. O, 3, 2, 1. Oi. Tai viskas pagerinau, žiūrėk.
Per 1,2. Oš, greitis. Nu, fainė, klausyk. Dasyk noriu. 3, 2, 1. Per 1,5. Ai. Sunkiai matyti visus. Viskas. 2-3. Aš esu. Nenoriu deklaruoti. Čia tipo aš. Gerai, čia gali pajausti žemės drebėjimą. Pavanom. Nu, taip silpna, sakyčiau. O, mikserį kūriau. Atėlpsas. Oi, sočiakas. Čia mini kupiriukas, tai čia daugiau vietos jau nebus. O, bjauviški. Oh my god. Cupcake. Bet faini. O. Geras, eik savo. Atsiversk tą glankį. Nu, nepalietė galvos stogo. Ne, fainė, visai norėčiau iš tikrųjų su mašina apsiversti dabar. Svarbu daržovas. Jo. Ai, bandėt irgi? Sakau, man dar pradėjo tie žaislai byrėti ant galvos, tai aš įsigandau, čia pasikabino ant galvos. Tave lūpdažiai visokie patogiai. Sakot pabandyti, ne? Jūzau. Jaučiu, ko baisi. Aš sakiau, nežiūrėkit daro, va taip, jinai už viršaus laikė viršui. Ai, už viršaus? Ta mergaitė. Iš kokios tu plungelės? Iš Latvijos. A, iš Latvijos? Ne, iš Telšių. Iš Telšiaus. Ne, už viršaus tu laikykis, mes matėm, kad ta mergaitė daro. Va. Bus juoktis iš kurių. Bet žiaurus, ane? Geras. Šitas geras labai. O jūs bandėt? Bandžiau, tai kriuvau jau. Aš įsibėgėjau, kėdėjau ant kelių. Žiūrėkit, jūs tokie faini pasirodėt, aš šiandien ką darau, tai važiuoju ten, kur žmonės liepia man. Ir gal galite man kažką patart, pasiūlyt, kur toliau galiu važiuoti. Bele kur Lietuvoje gali būti. Tai Kaune pabūk. Bet ką nors tai... Nu, galiu ir Kaune pabūti. Ką siūlot paveikti čia tada? Aha. Santaka, graži mūsų. Nu, kur Santaka, žinai, subėgė. Neris Nemunas susijungė. Neris Nemunas. Okei, nesu buvęs jaučiu. O čia yra Neris. Ir va čia senamiesčio pačiam galėjo. Kauno pilis. Tai į Kauno pilį, ne, sakot, važiuoti. Gerai. Čia kažkokia programa tokia, žaidimas? Tai aš video darau iš tikrųjų. Jo. Ir čia irgi filmuoju iš tikrųjų su šitais sakiniais, aš galvoju, a nieko prieš jūs? Ne. Liuks. O patiko? Nu, fainai, jo, aišku. Smagu. Čiau, gero. Ačiū. Nu, gal ir nieko visai, klausyk. Šiaip labai daug ten tų žaidimų. Jeigu taip pro kiekvieną sąžiningą praeiti, tai čia, nežinau, kokias 3 valandas jaučiu užtrauktum. O dabar į Kauno pilį. Man atrodo, ir nes ten buvęs. Atvažiavau šitą prie tos Kauno piliais, kad yra prie Nemuno ir Neries upių santakos. Graži veitėlį gerą atrodo. Čia dėdi pypkį rūką, irgi duomė. Nu, einam pasižiūrėsim iš arčiau. Žaliai balti. Na. Ta pilis buvo pastatyti, kada nuo kryžiuočių gintais. Nu, pilis ką pilis šiaip.
Gal ir nieko visai, atrodo. Nu, kad aš Dorncės keliaunu, čia tokį oržėjimą. Aišku, tas neiks daug savo žavėsiaus, bet apsiniaugiančiai visur. Geriau vasarą keliauti, sakyčiau. Lietuvo šalda, baronkas irgi čia. Gerai, kur toliau? Excuse me, do you speak English? Basically, I came from UK and I'm traveling to Lithuania. But the thing is that I'm traveling wherever people tell me to. Yeah. So, can you tell me any place, like in any Lithuanian place? It doesn't have to be in Kaunas. I'm gonna go visit him. Valdemarai, kur pasakyti angliškai, kur nueiti jam kažkokia įdomi vieta? Tai šiam raminė šūsė pradėsi. Ne, aš jam angliškai pasakyti galiu. Aš jam parodysiu, jis gali užėti į Alvaimingo akmenukų pasėdėti, užėti į Vatikano teritoriją, oficialią, kur vietą. Tai pamatyti, kuris valstybės. Izraelio, Vatikano, Lietuvos. O ten yra dar tas riaumojantis drakonas. Triangle. Triangle. Yeah. And what? Seminarija, aš kaip vadinasi, Vatikano, kaip kunigų. Katalikų kunigai, kur mokinasi. I've been there if you're talking about this place. Maybe any other place. Doesn't have to be in Kaunas. Kunigai. I have a car. Oh, you have a Yeah. So o jeigu ne Kaune, jis sako, aš jau buvau čia visur atvaikščioti. Bet jis vačiu, bet jis nežinau, ką reiškia. Bet angliškai jam reikės aiškinti. Pasakyk, jis buvo, bet nežinau, kur buvo. Nu tai valia, čia turiu laiko. Go, what? Kaip 10 minutes. 10 minutes. There? You will show. Thank you very much. Migla, No. I'm from UK. UK. Yeah. This place Yeah. is very special. Oh, you speak good English. I live on town 65 years. Nice. There, Valdemar. John. John, Jonas in the old. Oh, nice. This very special place. I Uh-huh. love my town. I patriot my town. Oh, you're But patriot. I know Patriot. it. Come on, John, listen. 1363. Yeah. All right. But this is only official tower. This is little amphitheater. In summertime was music, but this is little. And this triangle. This terrible hospital, John. Uh-huh. With no Lithuania territory. So the triangle is the hospital, the castle, and And Vatican territory. Vatican territory. Building for Jewish hospital. Ah. And in 1989, 40 years, this terrible place stand up with pay rent. I take a take. What saying? Whatever. John, this private zone. Wow. This no Lithuania. This is no Lithuania. No. Official. For Jewish. You Yeah. pay every year pay rent Uh-huh. for and do not do in this place 40 years. Oh my God. Blood business. You know the horror movie The Saw. Yeah. You remember one scene one mountain left out. In first film one scene. Oh. Ačiū Dievui. Okay. Jūs angliškai mokat gerai? Tai va, remember. So are you guide here or no? Here, no? Wow. Oh, yeah. 64 years in old town. Oh my I God. love my town. Wow. John, and this is Vatican. This is seminary from Catholic. Oh, uh-huh. You see these rocks? Yeah. Uh-huh. This Kaunas tradition. You sit down these rocks, you soul is clear. Oh. You know, you bad works, bad minds from you. John, you love beer? Beer. Yeah, I love beer. Duok man savo Google. What? Beer, please. Yeah. From this place 10 minutes. Wow. Kaunas beer, 2 euro, bokal. Really? No Wolfgang Engelmann, no Heineken, no Budweiser. This Kaunas beer, no pasteurized. Uh-huh. Wow. Wow. What? John, you see this spilled pig? Yeah. And if you see that this pig telling for you, stop it! Understand me? Yeah. Yeah. Okay, I'll save this place and I will go there. Okay, thank you very much. Can I give you $1? Just simple gift, okay? Gerai. Gift.
Okay? Gerai. Thank you very much. Thank you. Okay, good day for you. Thank you. Bye bye. Čia tai prikols. Žiaurė patie. Koks fain žmogus, koks linksmas, koks nuoširdus. Tu savo. I'm John. Nice to meet you. Tu savo. Oh. Aš už parking nesusimokėjau, žiūrėk, bus būdų gais jau. Galvojau, čia 5 minutes truks. Fotkė, tą jau. Jau viskas. 5 minutėm buvo išėjęs tik tai. Jo, viskas arkoj. 10 euriukų bauda. Nu va. Nu, antras syk nenubaus. Blemba, Valdemaras gera pavarė, sako, koks fain žmogus, ką praėjau, bet kiek. Gera, uns mums pasiūlė atvaryti į Čištą, Kauno alus. Tai užeinam pasižiūrėsam ir man atrodo, aš ką toliau nepaleidu savo personažą, toliau bus Jones iš Anglijos ir pažiūrėsam, kaip čia kas. Oh, nice. Hello. Hi. Do you speak English? Good. I can't drink. I'm driving. You have food? Food. Snacks. What kind of snacks? Tu čia filmuoji foto? Yeah. Video. No? No? Okay. Nu įdomi veitėlį šiaip. Gal ir viek visai. Aišku, neleid filmuoti ir alaus negerus rekvairuoti. Pasėmiau porą kibinų. Alus po 2,20. 2 kibina 200. Atsiskaityti gali tik grinas. Veinį jau suvalijau. Visai šiaip skanė. Kibinas. Ko ant toliau? Čia jau temti pradėjai, aš nežinau. Ar galėtumėt man pagelbėti truputį? Kaip? Galėtumėt man pagelbėti truputį. Aš keliauju po Lietuvą, pradėjau Telšiuose, dabar esu Kaune. Nefilmuoju jūs nevijokit. Ir man reikia, kad jūs pasiūlytumėt vietą kažkur, kur galėčiau nuvažiuoti. Numoji ranką. Labdien. Labadien. A galėtumėt pagelbėti man? Aš keliauju po Lietuvą, bet keliauju ten, kur man žmonės leipt. Ar galėtumėt jūs man kažkur leipt važiuoti? Iš kur jūs atvykėte? Aš esu iš Telšių. Pradėjau Telšiuose, dabar Kaune buvau, čia keletą vietų aplankiau ir dabar norėčiau gal jau į kitą kokį miestelį nuvažiuoti, gal kažkokią lankytiną vietą, kažkokį objektą. O čia ne Kaune norite? Ne, nebūtinai. Gali būti ir kitam Lietuvos gale. O buvot Kauno rajone? Nu, ne. Sakykim ne. O ką jūs siūlot man? Rekomenduočiau tada nuvykti į Kauno rajoną. O tiksliau? Kauno rajoną aplankyti bent jau Raudondvario dvarą. Raudondvario dvarą? Taip. Gerai, važiuoju į Raudondvario dvarą. Važiuokit į Raudondvario dvarą, labai gražiai papuošta, labai gražiai Kauno rajono eglutė tenai eksponuojama. Okei, gerai. Raudondvario dvaras, ne? Taip, gerai. Tekas vienas. Ačiū labai jums. Prašau, visą Iki. geriausią. Oi. Gerai, varom į Raudondvario dvarą. Šiaip fainė, kad rekomendau nuvažiuoti į tokius vėjus, katros nesu buvęs. Pasilikau Mazdą, esu Raudondvarį. Ir labai gražiai, nei čia ir pasipošian, taip galiu pasakyti. Pažiūrėkite. Офигеть, kaip čia gražiai, kokia gera atmosfera. Grau muzikėlį, tokia fain, labai geras vaibėlis. Man patinka. Raudondvaris, gražiai pasipošęs, užskaitau. Gera, kur toliau? Ir žmonių, jo paklausom. Labą dieną, damos. Galiu patrukdyti jūs? Jūs čia matėme. Ei, kur matėt jau? Visur, per pasaulį. Aš noriu dabar paklausti jūsų. Labai fainai. Ačiū, ačiū. Tai žodžiu, aš dabar keliauju po... Užsienį dar keliavot. Užsienį, jo. Kur tik nebuvęs, aš į Indiją žiūrėjau ir visur.
Tai dabar ką? Galbūt labiau palūšė kažkokia. Palūšė. Į tą pusę. Okay. Malūnai, tie autentika kažkokia lietuviška. Buvai palūšė? Nesu buvęs Palūšėj. Tai gal į Palūšę ir važiuot. Ten yra autentika, yra muziejai, malūnas tas vandens. Aha. Yra ten super dalykai. Gerai, aš tada važiuoju ten. O Palūšė čia yra prie Ignalinos, ne? Jo. Geras, aš vatoju, Lietuvos pusėje nesu buvęs niekad, tai gerai, ačiū už pasiūlymą tada, aš lėkiu į Palūšę. Ačiū, iki. Nu ir laba šaunė, čia viskas gavos, važiuojame į Palūšę, 2 valandas 40 minučių važiuoti, 108 km. Ten atvažiausiu, permeigosiu ir tada daryti jau ką prašvius, apsidairysim aplinkau, kas ten gera. Bum, viskas gerai, nusimėt, pakelėt savo mazdėlį ir einam golti. Pristatau jums savo mėgamai. Nu, į tipo nekeitą. Tipo čia nėra fainė jum. Man tai čia bet kiek fainė. Ypač vasarom yra fainė mėgoti. Kaip ir sakiau, nežinau, daug šiap kartos tai apdaris. Tik šiandien ir biški šalta. Bet vis tiek bandysiu mėgoti, jeigu bus labai jau šalta, tai tiesiog mėgosiu užkurt varikliu. Šiandien nuvažiavau 420 km ir jaučiu, kad viskas, aš šiandien galiu tiesiog susimatysim rytoj. Labas rytas. Įsivaizduokit, net nebuvo šalta, kaip gera. Jaučiu termo rūbą sužaidį čia po apačią, kad tarsios apsimojus. Nors -8, bet kaip sakau, nebuvo šalta, išmiegojau ganėtinai nebloga. Tikrai esu nustebęs. 6 val. Rytą atsikėliau, porą valandų dažte palaukiau, kol prašvis ir dabar jau galim pradėti kažko veikti. Kur aš esu visų pirma? Nu kaip jau ir matėt, Palūšė. Palūšė, kas ta Palūšė, aš net nežinau, kad tokia egzistau. Ai, nu čia kaip suprantu, ežers kažkoks. Čia tokį kaip stovyklavietė. Parkings. Žadėjau čia prisparkuoti mašiną. Bet prisnigė nemaža, tai galvoju nerizikaus. Nusimečiau mašiną čia. Turiu tokį daiktą. Pirkau prieš kokius metus laiką. 2 kartus gal pabandžiau, lyg tai veik. Pažiūrėsim, kaip dabar. Žiūrėk, dujinį, window, bliūds, krozėlis ir kava. Ir bandysim dabar pasidaryti kavos, atsigerti. Prašau, veik. O, kažkas šnipšta. O, labai gera. O kodėl taip silpna? Gal niek čia tų dujų nebėra. Žinau, bandom, gal užkais. Nu, kad čia nieks, neapdėk, viskas čia baigės tos dujais. Oi.
Palūšė Reids. Prasipūsė, man atrodo. Gerai, kad negėrė, o ką? Abdien. Ačiū. Nu, šala vasarinis lungus keistis, ko man darydavo. Nubliam, čia kiek prasėjau, kiek pravažiavau pro tą miestelį, tai gražu, seni tokie namuką, autentiški, tradicinė lietuviški, tai įdomi atrodo, bet kon čia veikti žiemą. Kad vasarą čia gražu ir faina, tai aš suprantu, bet kon žiemą veikti. Nežinau, dėl to varau į lankytojų centrą, kad rašy ir gal man patars kažko. Labdien. Aš čia keliauju po Lietuvą ir galvoju, ko čia galiu paveikti, o Palūšė ar aplinko. Pasivaikščiot gali? Pasivaikščioti, ne? Žiemą nelaba gal šito veiklo, ne? Tai pasivaikščioti daugiau, nes šiaip tai muziejai, tai visi uždaryta, ne? Jo. Tai va, tai yra toksai gamtos takas Palūšė, tai visai vietoj. Esam informacinėm, tai jūs eina tiesiog į pagrindinę kelio dešinę ir čia automobilių stovėjimo aikštelį va praeisite palei ežerą. Ir šitoj vat vietoj palei ežerą yra tiesiog takas pasivaikščioti, galima pirmyn atgal. Gerai, dabar pasivaikščiu ir aš keliauju taip. Gal galite man duoti kitą lokaciją, miestelį, lankytinų objektą ir po pasivaikščiojimo aš važiuosiu tenais. Net nežinau, ką čia jums pasiūlyti. Beskite žemėlapį. Besti žemėlapį. Turit žemėlapį? Ar turit kažką, ką galėčiau numest? Taip, numest ant žemėlapį ir kur nusileis, ten važiuosiu. O, trintukas. Gerai. Meskit jūs. Gerai? Jo. Į Latviją, ne. Lietuvos teritorijoje turi iš naujo. Gerai. Molėtai, ne? Nu va, visai. Nu ir valio. Visai neturi. Ačiū labai jums. Iki. Geros kelionės. Ačiū. Gera, man dabar sakė, čia šitą kažkur prasieiti palei ežerą ir aplinkau toks ratans gausas. Tai to ir padarykim. Šalta. Gera užtekštikų pasivaikščiojom varom į Molėtus. Labą dieną, atsiprašau. Gal žinot, kur galėčiau pavalgyti tiesiog skane? Molėtus, čia pirm kart nevietinsis. Aha, nežinot pavadinimo. Geruknė? Gerūnė. Gerai, ačiū labai jums. Šia tipo. Kavienį Gerūnė. Dienos pėta, 6 eurų, sriuba karštas kompots. Užskaitau, skane buvau. Kon tai Molėta, kon Molėta, nu ko nežinau. Gausa matau ir. Aš nežinau, ko jums čia pasakoti, ko jums čia rodyti. Sunkiai labai kontentą iš Lietuvos daryti. Gal įgausiu žiūrėti rimtą. Aš esu Labdarki fans iš tikrųjų. Prieš kelias dienas žiūrėkit, puikiai nusipirkau. Toksa. O, ką patogią kelionėm su eis. 3 eurų kainavo tik tas. Nu varau, kažkom paieškos. Molėtus irgi nesubojus. Visai irgi neblogai atrodo ir ežeriuks miesto centre. Ten žvejonė, žiūrėkit kažkas. Taigi lūši.
Šitą kelią pabarstyti, savivaldybė, o galiam pagerti irgi. Tiltuks yra kažkoks, o ne, vasarą pašokinėti, nu, gal gali. Gal ir bajeris. O šiaip, ko daugiau, tai nežinau. Galvojau pabandraus. Agi, viskas, grįžau Šnelčius. Kad koks oras, nu pažiūrėkit. Mieg nesimato. Nu, kuo tu žmogus gali veikti tokį orą, gulėti lovo, čips valgyti, žiūrėti filmą. Žodžiu, pats kelionių koncepts gal ir neblogs, bet manau, kad to nereikėtų vasarą daryti. Bet ateityje norėčiau pakartoti anon, tik gal neapsiriboti ties Lietuva, o gal ir dar kartą pakartoti Lietuvą tik vasarą, bet kiek gal norėčiau paimti Europą pavyzdžių, o dar tolimesnė ateityje gal net pasiimti vies pasaulį, ta prasme belekor. Tai žmogus pasakė beleko į šalį, aš pasiem susikraunu daiktus kuprėn ir varau. O kol kas teik. 750 km nuvažiavau čia per ton pusantros dienos. Kap turi kalbinti žmonės eiti kontakt zonas, kap nuonų priklauso tavo tolimesnį kelionį segą, tai tokį nežinomį, visai šiaip, nu sakau, patiek. Valdemars MVP. Gersavo. Gal visai niek. Nu žodžiu, šiam kartu teik. Susitiksam kažkada. Iki.